minutę. Gerai, motociklai gerai. O. Bet čia aš suprantu, mes varom laisvai. Taip. Ir tu dar katinsi, primontuosi, pridėsi balsų visokių. Kiek aš čia galiu judėti? Čia jau išeinu? Ne. Tai labas, Vaiva. Labas. Tai ačiū, kad atėjai pas mus. Atsimenu praeitą kartą, kai kalbėjom, kad tu man pasakojai apie coachingą, tu manęs klausinėjai apie ten darbų delegavimą ir panašius dalykus, kaip čia man sekasi. Tai dabar, žinok, turiu pasakyti, prieš susitikdamas su tavim jau jaučiuosi, jau atsuku juostelę ir galvoju, o kiek man ten tose vietose pavyko nuveikti. Tai norėjau... Vien manęs pamatymas, ne? Taip. Iš karto sugrąžina tave į tą tokį check-upą, ne? Susitikrinimą. Taip, aš rašausi klausimus ir galvoju, bet aš jau kalbėjau. Aha. Na, iš tikrųjų, viena iš temų tokių ir yra apie coacherį. Aš apie coachingą daug nežinau, bet gal tu papasakok, kad tas atskaitomybė ta tokia yra prieš žmogų. Ateini, padarai kažkokį tai atsiskaitimą. Jo, čia gal vienas toksai, žinai, yra vienas iš naudų arba vienas iš to, ko gali ieškoti coachingą arba kas yra svarbu, jeigu patiri. Bet jeigu apie dar į tą patį apibrėžimą, patį pradinį, apie ką sako, kas yra coachingas, yra Tarptautinė coachingo federacija, kaip apibrėžė dabar naujausias apibrėžimas, tai yra, kad coachingas yra partnerystė su klientu, mąstymą skatinančiam ir kūrybiškam procese, kuris įkvepia atskleisti savo giluminį, ne giluminį, bet savo asmeninį ir tokį verslo arba karjeros potencialą. Tai yra tie tokie žodžiai, man kurie yra labai svarbus, tai yra apie partnerystę su klientu, būtent tame procese, kuriame mes ateinam į mąstymą, tarsi per mąstymo procesą. Bet ten gimsta ir kūryba, ir resursų vidinių, ir potencialo atradimo. Ir tai yra ne tik su verslu, kas susiję, bet ir su asmeniniu potencialu išlaisvinimu. Tai labai atitinka tą japonišką ikigai principą. Turi tau patikt, turi pasauliui to reikėt. Ir tu turi tai galėt. Ir kas ten dar ketvirtas kažkoks buvo. Žodžius, viskas sueina į vieną krūvą ir tada yra gerai. Jo, ir čia yra apie to savo potencialą arba savo sujungimų resurso, ne? Tai yra ne tik, kad darai, kad man faina, bet kad tai yra naudinga ir reikalinga pasauliui. Aš galiu iš to užsidirbti pinigų. Jo, tai galiu monetizuoti, ir tai išlaisvina mano tą potencialą, kur aš geriausiai, kur aš pats save geriausiai matau ir kur dar ikigai, man atrodo, yra ir vieta ir klausimas, kur kiti mane mato. Tai būtent, ar to reikia pasauliui, nes aš su vienu verslininku kalbėjau, kai dirbau Workland'e. Jis man labai gerai pasakė, Laimonai, idėjų turim mes visi. Bet tu žiūrėk, ko žmonėm reikia. Nes vien tik tai tavo idėja, tau jinai graži, o jeigu jos niekam nereikia, tai tu liksi toksai su kartėliu. Coacheris kaip karieta tau padeda nuvažiuoti į tikslą. Iš taško A į tašką B, o taškas B yra tikslas. Ir tu labai gražiai nurodai kryptį, apie ką yra coachingas, ne? Tai yra apie važiavimą į priekį, apie nuvažiavimą iš to, kur aš esu dabar, taškas A, arba galim įsivardinti tą tašką, jeigu ten galbūt anksčiau prasidėjus, ateinu į procesą kažkokį, bet tai yra apie tą judėjimą į priekį, kai labai aiškiai žinoti, kas tas taškas B yra, kuriame aš galbūt vėl sustosiu ir pasižiūrėsiu, kur iš to taško vėl noriu važiuoti. Nes jis nebūtinai turi būti tas jau gyvenimo galutinis ir nebekeičiamas. Ir grįžtant prie tos temos, kad optimaliau, kad nebūtų taip sunku, taigi karieta važiuoja keliu, jinai turi ratus. Bet tuo pačiu gali reikėti tavo procese išlipti iš tos karietos ir eiti brūzgynais. Tai čia kartais tas metaforas, ką mes ką tik panaudojom, kaip galim pažaisti, jos naudojamos yra labai dažnai coachinge
kai žmogus įneša, aš jaučiuosi įsisukęs, kaip, nežinau, žiurkių rate, žinai, arba voverė. Pavaikštai brūzgynuose, tada ateini pas kaučerį, sakai, va, mano visos rankos apibraižytos, viskas, nežinau, kas čia buvo. Kaučerį sako, tai tu ne brūzgynais vaikščiu, ko karieto važinėk. Jo. Klausyk, dabar aš kalbėdamas apie kaučingą ir su draugai šneku, labai tas kaučingo žodis yra truputį, kaip čia dabar pasakyti, yra toks dabar pasakymas, visi nori būti kaučeriais, visi čia dabar kaučeriai. Vienas ten pasiskaitė knygelę kažkokią, kitas pasižiūrėjo YouTube 3 video ir jau kaučeriai. Tai kaip dabar atskirti tuos pelus nuo grūdų? Kaip man žinot, ateinant pas kaučerį ar kaučerę, kad čia tikrai vertas žmogus, jis kvalifikuotas? Tai turbūt pirmiausia pasižiūrėti, ką jis yra baigęs, paklausti. Galbūt ne visi, kartais visi savo puslapius ir parodo, kokios mokyklos galima pasitikrinti. Aš pati esu baigusi Tarptautinės kaučingo federacijos akredituotos mokyklos mokymus. Tai yra ne tai, kad pati mokykla sugalvoja mokymų sistemą, kuri jiems atrodo fainai ir ką kaučingo specialistas turėtų, kokias kompetencijas įgyti, kokias žinias turėti, bet tai yra dar reguliuojama ir tarptautiniu pasauliniu mastu, kuri federacija duoda tam tikrus kriterijus, ką turėti tikti, kad tu gautum tą akreditaciją. Tai turbūt tai yra svarbu, kad tai būtų reguliacija galbūt ne tik vietinės mokyklos, bet ir tokio tarptautinio mastu, tas, kas skiria dėmesį, daro tyrimus. Pavyzdžiui, Tarptautinė kaučingo federacija tikrai deda daug dėmesio į tyrimus ir jie tyria, kaip kaučingas veikia, kur jis veda, investuoja, apklausinėja tiek klientus, tiek suvokimą žmonių. Turi statistinius duomenis. Turi jo faktus ir duomenis, o kaip tai veikia. Jie peržiūri kompetencijų, ką turi turėti kaučingo specialistas, jie nuolat peržiūri tas kompetencijas. Tai turbūt yra svarbu pasižiūrėti, ką iš tikrųjų yra baigęs. Tada yra žiūrėti, kiek kelia kvalifikacija, bet ta kvalifikacija, jinai irgi mokymus, jeigu esi kaučingo ir eini į tam tikro to keliu, jeigu sertifikacijos keliu eini, tai yra įpareigotas. Vienas iš įsipareigojimų, jeigu tampi, pavyzdžiui, Tarptautinės kaučingo federacijos nariu, aš esu, tai būtent jų platforma visa, kai aš tampu narys, yra visa sudėta, kad aš tobulėčiau. Jeigu nori toliau tobulėti ir žiūrėti, kokiu keliu tobulėti, kodėl vienas ir iš būdų, kodėl aš irgi atėjau į tą pačią narystę, kaučingo arba į tą kelią eiti sertifikacijas, kažkaip labai aiškus tampa žingsniai, o ką daryti, kad augtų mano patikimumas, mano kompetencijos ir turbūt, kad išvengti to klausimo, įrodyk man, kad tu esi kompetentingas, žinai. Nes iš tiesų ir terapeutai, kurie dirba Lietuvoje, jie licencijuoti, jie turi privalomas programas, mokymus, mes juos vedam čia irgi. Tai kaučeriai tuo būdu Lietuvoje nereglamentuojami, bet kaip girdžiu iš tavęs, tarptautiniu mastu yra tas reglamentavimas. Jeigu tu nori gauti sertifikaciją. Tai sertifikaciją turintis jis iš viso labai greitai patvirtina, nebekelia klausimų. Jeigu tu pasitikrini ir kažkur puslapį, jeigu jis turi sertifikacijas, tos kredencialus, kažkokias raidelės, tai tu gali būti ramus, kad jis yra patikimas, nes jis atėjo tos tam tikrus žingsnius. Žinai, ką prisiminiau, kai pasakojai apie tą instituciją, kuri daro duomenis, tyrimus, tai man prisiminiau tokią citatą. In God we trust, others must bring data. Mes čia galim ilgai pasakot, kaip kaučingas padeda žmonėm, bet iš tikrųjų užtenka pasižiūrėti statistiką, kad jeigu žmogus eina pas kaučerį ir jam tam tikrą prasme, neatsiskaito, bet pasipasakoja, kaip jam sekasi, tai jo ta karieta juda 76 procentų didesniu greičiu, 76 procentais didesniu greičiu ir tikslumu, link tikslo. Ir tai yra statistika, ta prasme, nereikia čia nieko tikėti. Ir dar tokį klausimą turiu tau, mes integruojam čia įvairias terapijas, įvairias pagalbos formas žmogui, kaip tavo matymu integruojasi kaučingas kartu su kitais dalykais, psichoterapija, gal apie endobiogeniką jau turėjai sąlytį. Mes čia turim dar kūno psichoterapiją. Kaip tu matai tą integraciją?
Tai kaip tai integruojas, aš tai matau kaip iš savo pozicijos, ne kaip sėdžiu, jeigu aš kalbu ir tai kartojasi. Kiekvieną kartą tai iškyla, mano užduotis yra pastebėti, atsiminti, kas buvo ir kitose sesijose kartu ir parekomenduoti, o tu nenori dar ir šitą vietą paraleliai su kitu specialistu išlaisvinti. Aš galiu taip integruotųsi, žinai, arba aš girdžiu, yra daug užspaustų emocijų ir kas būna kartais coachingo sesijoje, žmogus neatsipalaiduoja arba neina, reikia kažkokios kitos terpės arba kito, kad tas emocijas paleistų. Taip. Tai vėl gali būti ta pati biorelease, ne? Taip. Yra masažai, kurie irgi dirba su to kūno, prakalbint kūną, atpalaiduoti tas taškus ir paleisti emocijas. Ir kas man patinka pačiam coachingo procese, tai nėra, kad aš reikalauju iš žmogaus, tu žinok jau, kas yra blogai su tavimi, ne? Arba įvardink ir viskas gali būti. Mano yra užduotis atspindėti. Žiūrėk, aš girdžiu jau 3 sesiją vėl ta tema, ne? Vis išnyra, o kas čia yra tokio svarbaus, o kas yra, kad tu neišjudi šitos vietos. Ir turbūt gal verta paminėti, kad pas coacheriai nebūtinai turi eiti, kai tau kažkas blogai, tu gali eiti ir kai tau kaip tik viskas gerai, tiesiog bus dar geriau. Tai ir man labai patinka tas irgi toks, kada ateiti arba su kuo dirba coachingo specialistas, tai coachingo specialistas arba pats pagrindas yra tikėjimas ir žinojimas, kas pas mane ateina sveikas žmogus, arba aš dirbu su jo sveika dalim. Aš nedirbu su jo problema, su jo liga, aš nematau jame, tame žmoguje ligos ar kažko, ko jis negali. Aš matau tą sveikąją dalį, kuri atėjus ir sako, žiūrėk, aš noriu judėti. Klausyk, mes vis apie tą kelią šnekam, tą kelią, apie tą karietą. Tai jau ne 19 amžius, dabar žmonės važinėja kitom transporto priemonėm. Tu skraidys. Ir tu skraidys, tai aš turiu motociklus. Tai tu galima sakyti, sodini žmonės ant motociklų. Kaip ir sakėm, jie sveiki žmonės ateina, jie vaikšto pėsti, normaliai nueina iš taško A į tašką B, arba ten važiuoja su automobiliais. O man patinkanti alegorija, motociklas, tu sodini jos, ten nėra jokio rankinio stabdžio ir jie gali pro kamščius pravaryti, prasivinguriuoti. Ok, tai tau smagu tas, ne, ką girdžiu, kai nėra rankinio stabdžio. Nėra rankinio ir tu gauni savo stipriai tai sveiką į dalį dar tokį paturbinimą. Tokį įrankį, kur jau netgi galima būti ir pavojinga biški, bet tu turi mokėti ir tada tu gali dar greičiau ir dar lankščiau eiti link ten, kur tam reikia būti. Tai tai tą, ką girdžiu, žinai, tau kas svarbu, aš spėju, ne, iš tos alegorijos, kaip tu paminėjai, tai yra lankstumas. Kad tu galėtum mane nereikia stovėti kamščiuose. Greitis. Taip. Ne, toks judėjimas, netgi tas žinojimas, kad nėra kaip susistabdyti ir tu gausi judėti į priekį, man toks jausmas. Stabdžiai yra, bet nėra to rankinio, kuris, kai sustoji iš vis užtrauki, tada nejudė. Tai tas judėjimas yra tau svarbus į priekį. Taip, greitis, laisvė ir lankstumas. Jo. Ir lankstumas. Ačiū labai, Vaiva. Smagu. Įdomiam temam pakalbėjom. Iki kitų kartų. Iki. Ačiū. Išsikelti tikslą, kurio pats pradedi bijoti, ne? Ta galia ir tame kartais būna su tikslu išsikeliama, žinai, kas buvo tas raktas, kuris atrama, kas tas resursas buvo. Mano žmona. Man jinai labai palaikymas buvo ir sako, ne, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Buvo labai atrama rasa. Tai yra tikėk rasa, žinai, kuri tiki, kad viskas bus gerai. Dabar netikėk verslu, žinai. Netikėk savo Excelis. Jo, tais visais, bet ar tu gali patikėti tuo žmogum, kuris tiki? Aš buvau atsidūręs pozicijoje, kai man tas ir buvo likę realiai. Ir patikėjau ir gerai. Dabar džiaugiuosi, kad tai padariau. Tai koks tavo galutinis variantas? Koks geriausias sprendimas? Pasakyk man, ką dabar tu darysi? Čia Rebel Cruising Ride.